Tikiuosi, niekas neįlys į mano spintelę. Keista. Įdomu, kas tai. Pažiūrėkim. Einam. Seifas? Aha. Ir ne vienas, o net 3. Siūlau kuo greičiau pažiūrėti, kas viduje. Ne, palauk. Kažkas šviečia. Ne. Palauk. Mergaitės, įvėlėte mus į iššūkį. Taigi aš pirmoji atidarysiu savo seifą. Kaip jėga, gavau Snickers pieno kokteilį. Bet kaip man jį gerti? Juokauji, tau tiesiog reikia atidaryti dangtelį. Kaip pati nesugalvojau. Galiu paragauti? Aišku, ne. Čia mano kokteilis, todėl aš jį ir gersiu. Be to, jis labai skanus. Tokį skanumyną turėčiau gerti aš. Goduolė, dabar aš tau parodysiu skanumyną. Jei kokteilis toks skanus, te būna jų aplėtas visas tavo veidas. Ką tu padarei? Viskas baigta. O tai reiškia, kad dabar neturiu ko gerti. Nesąžininga. Mano eilė atidaryti seifą. Žuvis? Kodėl kažkas gauna kokteilį, o aš žuvį? Taip šlykštų ir smirdi. Patrauk ją nuo mūsų. Greičiau suvalgyk ją, kol neprasmirdo visas kambarys. Jei apsivemsiu, būsi tu kalta. O, kaip šlykštų. Ne, negaliu suvalgyti viso žuvies. Bet privalai. Gerai. Oho! Man tuoj kils noras vemti vien žiūrint į tai. Šlykštu. Kodėl privertėte mane tai valgyti? Nuimkite nuo manęs šitą siaubą. Iš ko juokiasi? Geriau greičiau atidaryk savo seifą. Sutinku. Laikas. Ir tai viskas? Vienas Skittles saldainis? Vadinasi, jis turi būti labai skanus. Paprastas saldainis. Keista. Oho! Kas tau darosi? Mergaitės, man atrodo, man prasidėjo Skittles manija. Vaikystėje svajojau ją susirgti. Jėga, dabar ant manęs begalė saldainių. Galiu ir aš paragauti? Žinoma. Skanumėlis. Keit, nori vieno? Ne, šlykštu. Jėga, tai tikrai vienintelė faina liga. Keit, gal ir tu nori paragauti? Fui, ne, kokia bjaurybė. Gerai, antrajame raunde aš atidarysiu pirmąjį seifą. Kokia staigmena. Dar niekada neturėjau tiek daug popit žaislų. Ir dar toks neįprastas. Jie guminiai. Mergaitės, ar kada nors tai matėte? Ne. Ar jie bent skanus? Žinoma, jie tiesiog nerealiai skanus. Noriu kuo greičiau suvalgyti kiekvieną popit. O taip, tik pažiūrėkite į juos. Aha, taip ir norisi praryti. Nemanau, kad Keit prieštarautų, jei bent atsikastume jos likusio popit. Nemanau, kad ji prieštaraus. Na jau ne, prieštarausiu. Net negalvokite jo liesti. Jis visas mano. Gerai, pažiūrėsiu, ką aš turiu. Ak, geriau būčiau to nežinojusi. Kirmėlių bijau labiau nei bet ko kito pasaulyje. Kodėl mane taip baudžia? Tave? Kodėl mane taip baudžia? Nuimkite nuo manęs šitą siaubą, prašau! Būtent, turiu puikią idėją. Mažas dulkių siurblys išgelbės Keit. O, ačiū Dievui. O ne, viena kirmėlė nepašalinta. Kur? Kuri? Tiesiai virš lūpos. O, tikrai vieną praleidau, bet... Nieko tokio. Keit, paleisk dulkių siurblį. Nustok jį bučiuoti. Mano darbas baigtas. Koks aš šaunuolis. Oho. Keit, turėtum pamatyti savo lūpas. Dabar atrodai kaip varlė.
O juoktis iš kitų bėdų negražu. Už tai turėsi pabaigti kirmėlės. Ką tu padarėjai? Koks siaubas! Šlykštu! Patrauk jas! O! Aha, geriau pažiūrėsiu, kas manęs laukia seife. Taigi, užmesiu akį. Oho, čia kažkoks gėrimas. Tikiuosi, jis pavers mane gražiausią merginą pasaulyje. Koks keistas jausmas. O, kas man darosi? Prašau, padėkite man. O, aš tokia mažytė. Pakelkite mane, prašau. Kokia miela. Taip ir norisi paglostyti šitą mažylę. O! Oho! Dabar esu mažiausia mergaitė žemėje. Tai turi savų pliusų. Pavyzdžiui, dabar Kate Poppet man yra paprastas batutas. O, ji tokia miela. Taip noriu ją paliesti. Ai, skauda. Žiūrėk, ką padarei mano pirštui. Ji turi už tai sumokėti. Štai taip. Kate, tu juk irgi nori pamatyti, kaip maža mergaitė kovoja su kirmėlė, tiesa? Manau, tai labai įdomu. Nagi, Džiulė, mes tavimi tikime. Tikiuosi, ji išgyvens. Taip, duok jai. Jėga. Džiulė didingiausia vėl nugalėjo. Džiulė, sveikinu, buvo labai jėga. Mergaitės, visa tai tik jūsų palaikymo dėka. Kas manęs laukia šį kartą? O ne, aš tikrai nenoriu valgyti žalios mėsos. Mergaitės, atsiprašau, bet tai jau per daug. Štai tau lėkštė ir skanaus. Kokia tu grubi. Čia ne mėsa, o tikra guma. Neįmanoma net atsikasti. Viskas, man jau gana. Peilis ir šakutė turėtų tau padėti. Tad valgyk. O, manau, šiek tiek perlenkiau lazdą. Dabar negaliu suvalgyti net lėkštės. Gerai. Žmonės ne veltui sugalvojo mane iškepti. Nerealu valgyti ją žalę. Nuo vieno gabalėlio mane pykina. Daugiau nebetilps. Džiulė, geriau atidaryk savo seifą. Gerai, pažiūrėkim. Ir čia manęs laukia ši paslaptinga burtų lazdelė. Oho, įdomu, kokį užkalbėjimą jis sugeba. Ir kaip man sužinoti, ką ta lazdelė daro. Tau tiesiog reikia ją pasukti. Mane sugėlė. Nieko neišmokau. Tu mane vos neapdeginai. Žiūrėk, ką padarei. Ar tau negėda deginti kitų žmonių daiktus? Čia ta senoji lazdelė, ne aš. O. Ji netgi pasiruošusi man pakenkti. Padėkime ją ant stalo, kol visi nesudegėme. Kate, laikas tau atidaryti seifą. Tai jau tikrai. Nekantrauju sužinoti, kas viduje. O viduje yra skanumynas. Paragaukime šių skanių ledų. Rankas šalin. Gavau tik vieną kibirėlį. O ledų čia ir taip nedaug. Tad jie mano. Toks šaukštas aiškiai netinka maistui. Reikia kažko didesnio. Dabar einam. Nėra nieko geriau už ledus karštą vasaros dieną. Leisk mums bent palaižyti. Ne, pasikiškit liežuvius atgal į burną. Goduolės. Kate, kas tau nutiko? Ji kažkokia sustingusi. Aha, žinau, kaip ją išgelbėti nuo visiško sušalimo. Lazdelė padės. Mergaitės, labai jums ačiū. Be jūsų būčiau sušalusi amžiams, o dabar aš tiesiog degu. Sustokite! Tai puikia proga iškepti mėsos likučius. Vietoj žalios bjaurybės valgysiu skanų kebabą. Kaip tik spėjau išalkti. Kate, tavo deganti kepurė mane išgelbėjo. Skanumėlis. Iškepiau tikrai skanią mėsą. Ir ačiū tau, Kate.
Laikas sužinoti, kas manęs laukia šį kartą. Oho, Nutella mėgsta visi ir aš neišimtis. Ei, žiūrėk, ką padarei. Jokių problemų, dabar sutvarkysiu. O, skauda. Nustok mėtyti dangtelius. Daugiau taip nedarysiu. Dabar valgysiu tik skanėją Nutellą. Džiulė, apie šokoladinį kremą gali net nesvajoti. O aš spėjau paragauti. Kokios visos godžios. Bet iš tikrųjų aš irgi negavau nė lašo. Taip, gerai. O, mergaitės, turiu problemą. Mano ranka įstrigo stiklainyje. Padėkite man ją ištraukti. Ko nepadarysi dėl draugės, net jei esame labai godžios. Nagi, judėk. Liko visai nedaug. Galiausiai. O, stiklainyje netgi liko šiek tiek kremo. Specialiai mums. Labai ačiū už pagalbą. Maniau, kad teks išeiti su stiklainiu ant rankos. O, yra dar šiek tiek. Kate, tavo eilė atidaryti seifą. Kvepia neskaniai. O, ne. Viduje manęs laukia šlikštaus ir labai smirdančio sūrio gabalas. Mergaitės, tai viršė mano jėgas. Manau, mes su Džiulė tau padėsime. Žinoma, padėsime tau įsidėti sūrį į burną. Ak, man bloga. Mergaitės, tai buvo tiesiog šlykštu. Aš vos neapsivėmiau. Džiulė, kas tavo seife? Man taip pat labai įdomu sužinoti. O, mes pagaliau laisvos. Su barada visada smagu ir įdomu, todėl būtinai užsiprenumeruokite ir iki pasimatymo.